Tai vaizdai iš kiemo Saltoniškių gatvėje, netoli Vilniaus kolegijos visiškai sudegė 2 automobiliai. Iš BMW beliko tik metalo griaučiai. Ugnis įsimetė ir į greta stovintį autobusiuką Volkswagen. Apie gaisrą bendrajam pagalbos centrui pranešta prieš vidurdienį apie 11:30. Netoliese buvę liudininkai pamatė dūmus, atbėgę žiūrėti, kas atsitiko, pamatė degantį BMW. Jie iš karto paskambino tarnyboms, taip pat užfiksavo, kas vyko kieme. Mes pamatėme įdami ir atbėgom ir skambinom 112. Pradžioj degė BMW. Netoli liepsnojančio BMW dar stovėjo ir Škoda, ją pavyko patraukti į šoną. Kai liudininkai pastebėjo gaisrą, BMW jau skendėjo liepsnose. Kėsinosi praryti greta stovinčius automobilius. Deja, greta stovinčio autobusiuko išgelbėti nepavyko. Kai kilo gaisras, pasirodė ir autobusiuko savininkas. Jis bandė gelbėti mašiną, norėjo lipti vidun, išvairuoti Volkswageną. Tačiau buvo per vėlu, autobusiukas irgi paskendo liepsnose. Virš Vilniaus pakilo juodų dūmų debesis, jis buvo matomas iš skirtingų Vilniaus vietų. Greičiau nei per pusvalandį gaisrą pavyko užgesinti. Ugniagesiai dar kurį laiką budėjo prie sudegusių mašinų, karts nuo karto dar pylė vandenį ant ugnies suniokoto autobusiuko. Stebėjo, kad mašinos neužsidegtų vėl. Anot liudininkų, BMW čia jau stovėjo ilgą laiką be numerių, dėl ko jis užsidegė nežinoma. Aplinkybės veikiausiai tirs policija, įvykio vietą atvažiavo policijos pareigūnai. Buvo atvažiavę budėti ir medikai, jų pagalbos niekam neprireikė, žmonės nenukentėjo. Už tai vaizdai iš kito gaisro Vilniuje. Paupyje Tymo turguje vos nesudegė benamis. Sekmadienį kiek prieš 20 valandą pastebėta, kad Aukštaičių gatvėje dega medinės turgelio konstrukcijos. Pradėjo degti po stoginę esantis prekystaliai. Labai pasisekė, kad gaisras kilo ne naktį, o vakare, kai aplinkui buvo daug žmonių. Paaiškėjo, kad po rūkstančiais prekystaliais miega benamis. Naktys veikiausia būtų mirtinai apsinuodijęs dūmais ir sudegęs. Prižadintą benamį apžiūrėjo medikai, pirminiais duomenimis jis neapdegė. Manoma, kad jis pats ir sukėlė gaisrą, veikiausia rūkę numetė nuorūką, o nuo jos greičiausiai užsidegė po medinę terasą susikaupusios šiukšles. Išardę dalį terasos ugniagesiai užgesino gaisrą. Jis nespėjo išsiplėsti.